Sveiki visiems, dar net nepraėjus realiai mėnesis ir kelios dienos ir mes jau sveikinamės vėl iš Kauno su antruoju T-Coach podcastu. Aš Šarūnas Kulnys, T-Coach projekto įkūrėjas ir šalia manęs sėdi kolega Aistis Šlajus. Sveiki, laba diena. Kaip ir kalbėjom praeitam podcast'e, kaip ir žadėjom, mes žodžio laikomės, tai visų pirma norim pradėti nuo labai gerų naujienų, tiksliau nuo dovanų jums, mūsų žiūrovai. Sulaukėme komentarų, kritikos, gerų žodžių, tai labai dėkojame už viską jums, mes juos klausome, girdime ir stengiamės taisytis tam, kad būtų informacija kokybiškesnė, subjektyvesnė ir kad jums būtų pateikta viskas kuo geriausia, naujausia ir šviežiausia. Tai visų pirma norėčiau padėkoti visiems, kurie mūsų laikina, dėjot komentarus, tai norime padėkoti už šiltą komentarą. Ramunei Baltaduoniniai. Ramunei Baltaduoniniai, tai Ramune, susisieksit su mumis, jums keliauja T-Coach puikus marškinėliai. Ir šiandieninė mūsų tema yra talentų identifikacija programos mokyklose, akademijose. Ir šią temą mums pasiūlė mūsų kolega Eimantas Gruzdas. Tai Eimantai, šiandieną žinom, kad tavo gimtadienis, tai iškart sveikinam su gimtadieniu. Ir šitie puikus mūsų rėmėjų Oshira, japoniškų produktų, maisto papildų, tokia smulki dovanėlė keliauja tiesiai pas tave ir ačiū už tai, kad pasiūlė mums temą. Mes reaguojame ir norėtume pradėti kalbėti apie talentų identifikavimą mūsų akademijose, mokyklose, kokios yra tendencijos pasaulinėje rinkoje. Ir Aistai, norėčiau pradėti visiškai standartinę situaciją. Ko gero, kiekvienas treneris yra tai išgyvenęs, kai ateina kolega pas tave ir sako, žiūrėk, mačiau arba turiu aфиgeną talentą. Aфиgeną talentą, pasunkinkim tavo situaciją, tarkim, tai yra 7 metų vaikas, ateik pažiūrėk pas mane. Ir aš atsivedu tavį treniruotę, pažiūrėk to talentingo mano suvokimų vaiko. Klausimas tau. Vat aš matau, kad jis yra talentingas. Vat ką tu matai, kas yra tau talentas ir pagal ką tu nuspręsi, kad jo, Šarūnai, aš sutinku su tavimi, nes jis yra tikrai talentingas. Tai man puikus klausimas, Šarūnai. Kaip tu identifikuoji savo akim, ta prasme, kaip treneris, nes aš suprantu, kad kiekvienas klausimas ir aš jį atsakysiu, bet prieš atsakydamas į klausimą, dar norėčiau šiek tiek papildyti Šarūno startinę žinutę ir padėkoti Tennis Space Kaune centrui, kurie padėjo šitam projektui gimti ir padėjo mūsų antram podcastui vėl pasiekti jūs. Tai dar kartelį labai jiems ačiū. O dabar pereisiu prie Šarūno klausimo ir situacija labai dažna ir situacija labai įdomi, bet dažniausiai yra tikimasi, kad ta identifikacija bus labai greita. Bet dėja to padaryti neįmanoma, nes pirmiausia yra skirtingi aspektai, kuriuos tu turi pamatuoti, pasverti, analizuoti, stebėti ir mes kalbame apie labai skirtingus aspektus, ar ne? Pradėkime nuo fizinių aspektų. Pradėkime... Bet Aisti, klausimas buvo, kas tau, tas momentinis. Pirmas, nes mes suprantam, kad labai daug susideda, bet iš esmės, man reikia 2 minučių tavo akies užmetimo ir ką tavo akis fiksuoja, būtent man įdomiausiai, ką tu suvoki, kas tau yra talentas. Atsakysiu šitą klausimą. Jeigu aš turiu 2 minutės, pirmas dalykas, ką aš stebėsiu, tai yra dėmesys, sugebėjimas vaiko fokusuotis tam tikroje laiko erdvėje, sakykime, minutė 2, atliekant tą pačią užduotį. Klausimas man yra, ar jisai gali fokusuotis. Antras dalykas, turėdamas 2 minutės, aš žiūrėsiu, ar jis gali tą patį judesį atlikti daug kartų iš eilės. Kalbėkim, tai būtų dešinė, padavimas kairė, nes vieną kartą atlikti daug vaikų gali. Bet mano akimis, turint 2 minutės, talentingas vaikas per 2 minutės tą patį judesį atliks daug kartų ir procentalinė išraiška jis padarys daug kartų gerai. Tai jeigu aš turiu 2 minutės, tai yra 2 dalykai, kuriuos aš pabandysiu pažiūrėti prieš analizuodamas kitus komponentus. O tavo patirtį, kaip tu žiūri į tas 2 minutės? Dar noriu tau užduoti klausimą, bet okei. Tai užduosi po to, kai atsakysi. Visų pirma, ką aš pamatau, tai aš žiūriu galbūt iš tos mentalinės pusės, nes iš esmės talentingas vaikas man, jis yra visų pirma užsivedęs, be galo nori, kaifuoja, žaidžia, jo akis dega, ta prasme, jisai mėgaujas to žaidimu.
Teko man matyti, vat, kaip užauga, tarkim, mūsų Vilius, visi kiti, kaip jie žaidė, kaip jie atrodė. Fantastika. Jie mėgosi žaidimų, eksperimentuoja, nebijo, rizikuoja, judėjimas, kamulio numatymas, eksperimentavimas ir tie vaikai daug žaidžia iš savęs. Nebe kažkokių papildomų instrukcijų, kaip treneris pasako, ne? Ir tu, kai matai tą pirmą tokį vaizdą, tu matai gyvą tenisą, realų tenisą. Jis eina iš šoro, nors jam niekada niekas nesakė ir neliepia eiti, nemokė. Nes jeigu mes kalbam apie 7 metų, tai yra visiška bazė. Bet jis jau bando, jis eksperimentuoja, jis ieško būdų, kaip jiems galėtų. Tai va čia galbūt va tie pirmam žingsniui, tai mes nesakom, kad jisai bus toliau toksai, bet pirmam žingsniui identifikuoti, jau tai parodo, kad vaikas yra visiškai kitoks. Nestandartiškai, ką mes matom, tai vaikai stovi tose grupelėse, žaidžia, žiūri, žvalgosi, jam neįtin yra įdomu, jis dar ne visas yra tam tenise. Bet tas vaikas, kuris yra šiek tiek toks kitoks negu kiti, galim pavadinti talentų šį kartą, bet iš esmės jisai matosi jau ryškiai, jisai bėga, žiūri, akis, rungtyniauja, konkurencija, tas pats judesiai gali jie būti ir netechniški, bet jis vis tiek daro tos judesius. Ir daro ne tai, kad tiesiog tam, ką daryti, bet daro su tokia energija, su ta noro. Tai va, atsakymas tau į klausimą, man tai pirmas ta tokia jo ekspresija, noras, motyvacija, vidinė toksai. Ir jie šitie vaikai dažniausiai matosi, išsiskiria. O tu sutiksi, kad jeigu turint 2 minutės vaiko reakcija į tave, į pasisveikinimą, į tavo, sakykime, užduoties suformavimą, taip kaip jisai klauso, taip kaip jisai tave žiūri, irgi turi prasmės? Šiaip tai tie vaikai, kurie labiausiai nori ir galbūt, paminėkim juos talentingais, jie labiau klausosi tave, nes jie suinteresuoti, jie gauna instrukcijas tam žaidimui, kažkokius tos keisus, kurie gali juos panaudoti, jiem tai yra labai svarbu. Tam, kuris atėjo gerai praleisti, arba šiai dienai jiem tiesiog yra ne ta diena, jis elgsis visiškai kitaip, bet negalima traktuoti, kad tas talentingas vaikas jis visą laiką fokusuotas. Tai yra vaikas, 7 metų, gerbėmėjai, tai jis yra mažas, ten pas jį viskas tik formuojasi, bet tie pirminiai dalykai, tai jie tikrai yra ryškus ir matomi. Bet vis tiek talento etalonas, jeigu mes bandom kalbėti apie etaloną, tas dėmesys, fokusas yra vienas turbūt svarbiausių tam greito talento identifikacija. Jis yra svarbus, bet jis yra kintantis, nes, ta prasme, talentingai, ką ir šneko visas žvaigždės, neįmanoma išlaikyti. Tai mes galim prieiti prie kito punkto, tarkim, mes ką tik apsišaudė mane, kas yra mums talentas, kaip mes suvokiam, tarkim, 7 metų, nes 9 metų mes vėl kitus dalykus žiūrėsim, 12 kitur, 16 kitur, mes visą laiką turim tuos skirtingus tokius kriterijus, bet pradėkim nuo to. Iš ko susideda talentingas vaikas, tarkim, ir, tarkim, žiūrovam, tėveliam, treneriams, kolegom žiūrint, kaip pradėti skanuoti, kad tikrai tas vaikas yra talentingas arba jis yra šiek tiek gabesnis tam periode kažkuriam. Tai kaip tu galvoji, kokie būtų pirminiai kriterijai, ką mes turėtume atkreipti dėmesį, kas tai yra labai toksai ryškus dalykas, kurio turėtume neužleisti, tavo manymu? Mano manymu, tai svarbiausi veiksniai, tai yra fiziniai ir psichologiniai veiksniai. Labai dažnai mes talentai vertinam pagal techninį sugebėjimą arba pagal taktinius įgūdžius. Bet mano akimis talentą reikėtų vertinti pagal fizinius ir psichologinius sugebėjimus. Fiziniam sugebėjimam yra sukurta labai daug fizinių testavimo metodų, kuriuos galima pamatuoti ir netgi pasistengus rasti palyginamųjų duomenų, kur tavo vaikas yra, teko vienoje akademijoje ir Lietuvoje įvykdyti testus su 40 vaikų ir juos palyginti su Turkų teniso federacijos duomenimis. Ir išvada buvo, kad mes esame tam pačiam lygmenyje, imant procentilės, ar ne? Ir aš manau, tai duoda tą ramybę, kad akademija su fiziniu tvarkosi tvarkingai, viskas yra su mūsų vaikais fiziškai gerai, reiškia, mes galim fokusuotis į kitus parametrus. Su psichologijos įvertinimu yra turbūt šiek tiek sudėtingiau, matyt, podcast'o eigoje mes galėsim aptarti specifinius psichologinius kiekybinio matavimo parametrus ir metodus, bet kol kas sakyčiau, kad aš pradėčiau ir mes savo akademijoje užsienyje naudodavom talento identifikacijai, vaikų atrinkimui, naujai grupiai, naudodavom skalę fizinių testų, kurie yra svarbus tenisą. Kalbam apie greitį, sugebėjimą keisti kryptį, sugebėjimą balansuoti kūną, koordinacinius sugebėjimus. Ir šitie testai mums duodavo palyginamieji testai, duodavo informaciją, ar jie fiziškai yra gabus, ar ne. Nes jeigu vaikas fiziškai yra gerai sudėliotas ir jisai turi gerus duomenis,
jis dažniausiai techniškai, taktiškai progresuodavo greitai. Tai bent jau mano atveju technika, taktika visą laiką nueidavo į antrąjį planą, o fizika būdavo priekyje. Dabar kalbant apie psichologinius testavimo metodus, jų yra kiekybinių, yra labai advanced, bet praktikoje greičiausiai ir lengviausiai psichologiją man pavykdavo įvertinti, duodant vaikams žaisti žaidimą komandoje 2-2, 3-3. Ir būdavo labai įdomu stebėti jų elgesį, jiems laimint, pralaimint, jiems įmušus įvartį, ar jų intensyvumas kyla, ar krenta, jeigu kalbam apie testą, tarkim, futbolą, ar jie uždega savo komandos narius, kai jie pralašinėja 0-2, ar jie pasiduoda. Ir tai vėlgi yra, mes kalbam apie tą 2 minučių greitą analizę, be kiekybinio įvertinimo, bet tas stebėjimas duodavo labai daug informacijos. O tavo patirtis, Šarūnai? Bet matai, Aistė, tai, ką tu sakai, čia daugiau toks yra savybės, ne? Tu žiūri žaidimus, tai yra savybės, jos kaip ir tam talentingų ir ryškios ir jos reikalingos, bet ar tikrai tai apibrėžia, kad jis yra vaikas talentingas? Nes, pavyzdžiui, žaidimuose vaikai, pavyzdžiui, maži, jie gali būti ta prasme, bendraujantis, ne? Ir jie gali būti, jis gali būti kompanijos žmogus, jis gali viską sustrateguoti, bet jis ar bus ten tas dalyvis, ir duos rezultatą. Šioje vietoje, Šarūnai... Duos rezultatą, čia yra klausimas. Taip, aš ką norėjau pasakyti? Taip. Grįžkim prie fizinio aspekto, ne? Nu, pavyzdžiui, mes kalbėjom su vienu treneriu ir galvojom, ne? Sako, jūs esat lietuviai. Ir manęs klauso tokį klausimą. Pavyzdžiui, jeigu tau reikėtų išrinkti žaidėją, ne? Pagal kokius tu kriterijus rinktumės iš fiziologijos, ne? Kokius tu kriterijus rinktumės, kad sakytum, tas yra gabus tenisui. Ir mes pradėjom diskutuoti ir iš tikrųjų jis buvo iš dalies jis buvo labai daug kur teisus, nes iš esmės, sako, žiūrėk, jūs esate tauta, turintis aukštų žmonių, ne? Pas jumis aukšti. Nesam Olandai aukščiausia tauta, bet esam prie tų aukštesnių. Tai ko tau reikia? Sakau, reikėtų aukšto, okei, savame aišku, kuo aukštesnis, to geriau. Ko dar reikėtų? Iš kūno. Plačių pečių reikėtų. Okei, nes kam? Rotacija, jėgai, greičiui reikia. Kas dar? Ilgos rankos. Ir labai geroj knygoje Sporto genas, ten yra visose sporto šakose minimama, tarkim, jeigu mano ūgis yra čia, ne, 1,85 m kaip pavyzdys, jeigu mano rankos dar plus 20 cm, fantastika. Tai reikia ilgų rankų, pečių, žinoma, reikia visko, bet mes tos momentinius dalykus žiūrim, pavyzdžiui, vaiką, ne, žiūrim jo galūnę, žiūrim jo pėdą, žiūrim pečių plotį, tas pats ir su mergaitėm viskas yra. Tai tokie dalykai pirmi man leistų jau identifikuoti kaip trenerio, ne? Sakyt, žiūrėk, ploni kaulai, ilgas, dubuotas, kaip atpažinti, čia esmė yra, kaip įsiskirti. Nes iš esmės tie vaikai visi mažiukai yra vienodi, bet jie po to labai staigiai, ypač per brendimą, pradeda matytis. Tai man čia yra įdomiausia, kokius bruožus mes galime matyti. Nes, pavyzdžiui, mes galime matyti stoti aikštelėje, 16 metų vaiką žiūrėti, ne? Muša gražiai, technika, taktiškai, fiziškai, bėga Eržilas. Bet nežaidžia. Kas yra ne taip, ta prasme? Tada tu pradedi žiūrėti struktūrą žmogaus, ne? 1,80 m. Jokių būdų aš nepasmerkiu nieko. 1,80 m. Jis daravas, bet jų pečiai yra tokie, ne? Tarkim, ten jau nebelyginkim, nebežiūrėkim į raumenų skaidulą, nes tai yra labai svarbus, nes iš esmės dabar yra tyrimai. Ar tu greitas, ar tu lėtas, tu labai gali greitai įsitestuoti, tai, ką tu ir minėjai. Visi testai, tai, ką mes galim išmatuoti, pasvert, jie yra visi prieinami, ne? Ir tai, aišku, duoda mums pirminį tokį įspūdį, ką mes galime su šito kūnu daryti. Kaip tu minėjai psichologijos testų, iš esmės jų yra labai daug irgi, bet kas yra psichologija? Tai yra toks kintantis dalykas ir kas kiekvienais metais vaikui augant, formuojantis, jis taip keičiasi kaip žmogus. Tai gali būti vaikystės traumas, tai gali būti kažkokie išgyvenimai, kažkokie vidiniai blokai, kurie gali įtakoti visą mechanizmą, visą struktūrą ir fiziologinį struktūrą. Aš galvoju, kad testai psichologiniai yra labai svarbus. Ir dažniausiai mes čia pakimbame ant to, kad, pavyzdžiui, duodame asmenybės testus, koks charakteris, koks ten sangvinikas, cholerikas, visokių mes tokių duodam, mes kaip ir IQ neduodam testus, apžiūrim, o čia taip ir taip. Bet iš esmės mes turim būti labai atidus ir labai budrus, nes nei vienas testas negali nurodyti, koks iš tikrųjų tas žmogus bus vėliau. Eigoj vysis, nes į vaiką raidą, į talentą įtakoja daug faktorių. Taip, bet čia, matyt, reikėtų pastebėti, kad čia kalbam jau apie tą, aš vadinu, pilkąją masę, ar ne? Mes kalbam dabar apie fizinius, psichologinius parametrus, kuriuos galim suskaičiuoti, analizuoti ir taip toliau, bet yra tam tikros ta pilkoji masė, kaip tarkim jų šeimos
vertybės ar auklėjimas, kuris turi įtakos vaiko charakteriui. Dabar tu klausi manęs, ar charakteris yra talento dalis. Aš sakyčiau taip. Ne, tai aš duosiu pavyzdį apie save, užsifiksavę, yra pasąmoniai, kai man buvo 2-3 metai, mano tėtis būdavo, aišku, galinėjasi, jisai prispausdavo lengvai, švelniai ir sakydavo, ar pasiduodi. Ir tai vykdavo gan dažnai. Būdavo toks vyriškas pasigalinėjimas ir visą laiką sakydavo, ar pasiduodi. Ir dar dabar man išlikęs yra kažkodėl ta atmintis, kai aš sakydavau, nepasiduodu. Ir turbūt dauguma žaidėjų ar esamų trenerių, kurie teko kovoti su manimi, galbūt aš niekada neišsiskyriau kažkokiais tai taktiniais ar techniniais sugebėjimais, bet vieną turbūt tikrai turėjau, tai yra kova iki galo. Ir dabar klausytų manęs, ar tai yra talentas, aš manau, kad tai yra talento dalis. Ir šito vietoj turbūt galima pašnekėti ir apie Rafaelį Nadalį ir Tonį Nadalį ir jų šeimos vertybės, kaip jos suformavo jį kaip nenuilstantį kovotoją, nemėtantį rakečių, turinti tam tikrus elgesio standartus, kalbam apie buteliukus, rankšluosčius, nevaikščiojimo ant linijų. Čia galima plėstis, bet grįžtam prie to, ar charakteris yra talento dalis, mano akimis taip. Ne, tai savame aišku, be charakterio mes niekur, mes aplamai, ta prasme, kai reikėtų pasirinkti charakterį arba techniką, tai tu rinktumės charakterį, nes, kiek mes matome netaktiškų, techniškai netvarkingų žmonių, bet jie žaidžia, kaip tu sakai, charakteris. Bet kiek charakteris su charakteriu, vien su charakteriu, ne, iš esmės galiai. Nes, pavyzdžiui, klausiausi vieną psichologo podcastą, tai ir sako, psichologiška, ne, kuris stipresnis, tas ir laimės. Sako, ne velnio, hebra, jūs būkit realistais. Psichologija gali suveikti tik tada, kai yra 2 lygiaverčiai varžovai. Ir tada ten lieka toksai dalykas, ne, psichologija gali nulemti. Bet jeigu aš dabar šiandien žaidžiau su top žaidėju, o aš psichologiškai už jį būčiau stipresnis ir norit pasakyti, kad aš laimėčiau, jokių šansų. Turim viską subjektyviai, tai lygiai tas pats ir psichologija. Tai iš esmės tu labai gerai pradėjai ir užvedė ant temos, panalizuokim tai, kas vyksta užsienį, ne? Kaip dar talentus... jeigu galima dar vieną minutę norėčiau pakalbėti apie, būtent jeigu kalbam apie talento identifikaciją ir teniso specifiką, ar ne? Pas mus dažnai, mes dabar kalbame apie atleto talento identifikaciją. Fizinė, psichologinė, techninė, taktinė, mes galim paskaičiuoti, mes turim jo charakterį. Bet tenisas yra sportas, kuriame mums yra svarbu būti geresniu negu tą dieną, tą minutę, negu žmogus, kuris stovi kitoj tinklo pusėje, ar ne? Ir man atrodo, sugebėjimas skaityti savo oponentą, sugebėjimas skaityti situaciją yra dar viena talento sudedamoji dalis, kur mes turbūt rasime daug pavyzdžių ir top 100-kose ir ATP ir WTA, kur tu žiūri žmogų ir sakai, žiūrėk, techniškai pranašesnis? Ne. Taktiškai pranašesnis? Ne. Fiziškai pranašesnis? Ne. Psichologiškai? Sunku pasakyti. Bet jie turi gerą win and loss ratio. Kodėl? Nes jie sugeba būti geresniu negu priešininkas. O čia jau yra sociologinis talento, man atrodo, sociologinė išraiška, kai žmogus vėlgi savo augimo perspektyvoje išmoksta skaityti situacijas ir skirtingus žmonės ir reaguoti į tą dieną ir tapti geresniu, nepriklausomai nuo to, kad jo talento išraiškos tam tikrose kriterijose nėra geresnis. Tai aš tiesiog norėjau pridėti, kad man atrodo, tai irgi yra to pilkosios masės talento dalis. Ne, tai aš viską sutinku, pavyzdžiui, kas su charakteriu finale, tam, kai esi top lygis, viskas yra svarbu ir kiekvienas tas mažas ingredientas, jis yra labai svarbus. Ir tai, ką tu sakai, aš visiškai pilnai su tam sutinku, tas gebėjimas numatyti, kovoti iki galo, viskas čia yra labai gerai. Bet kaip mums tą pamatyti plika akim, kaip suprast, kad čia yra būtent ta savybė, ne? Tai galim panalizuoti, pavyzdžiui, prieš podcastą vis tiek ruošiamės ir tikrai teko peržiūrėti visų, ta prasme, pasaulinių akademijų, federacijų, ta prasme, struktūra ir tas talentų identifikavimas, nes mūsų tema šiandien yra būtent prasideda globaliai, ne? Taip. Tuose didžiuosiuose šalyse, federacijose, tai galim paminėti, pavyzdžiui, pradėkim nuo Europos, ne? Pradėkim Prancūziją, ne? Prancūzijoje yra sukurta net speciali federacijos šaka talentų, ne? Jie turi net biudžetą iki 4 milijonų, man atrodo. Bet kas vyksta, tai glaudus bendradarbiavimas su klubais, klubuose gimsta tie vaikai, jau klubuose jau pradeda juos atradinėti,
gauti kažkokias paramas, stebėti, testuoti. Net mes ir turėjom Lietuvoje projektą stovyklos su vaikais 12 metų. Mes tuos testavimus darėmės grinai iš Prancūzijos, ėmėmės. Ir ten buvo tokie irgi, kaip sakant, basicai, bet tie testai yra labai tokie paprasti, techniški, taktiški, nuo kurio tu gali atsispirti, suprasti bent jau kokiem vaikas yra lygmenį. Ir jeigu tie rezultatai jau tenais yra palei balus, aukšti, mes galim suprasti, kad jis yra tuo amžiuje, tarkim 11-12, jis yra labai geras jau. Ir tada mes ką darom? Siunčiam žinutę treneriui, klubui, žiūrėkit, viskas su jumis yra labai gerai, dirbat gerai, vystykit toliau. Tai va čia ir yra svarbu tas, kaip vyksta tose akademijose. Pavyzdžiui, tai va, tarkim, Prancūzijos Muratoglu akademija, ne, tai man, sakau, labai patinka, imponuoja. Aišku, krūviai ten dideli yra, kaip ten tos talentai ten ir suvažiuoja iš esmės, nes ten jeigu važiuoja, tai tik važiuoja jau siekti aukščiausių, bet man patinka, pavyzdžiui, pats Muratoglu prieimas, kad jisai netaiko kiekvienam šabloninį tą akademijų modelį. 2 treniruotės, 2 tenisą, 2 fizinės, 2 tenisą, miegas, valgy, tak, išgyvensi arba numirsi. Bet ką jisai būtent daro, tai jisai daro kiekvienam sportininkui pagal jo perspektyvą, gebėjimus, jisai sudaro individualią programą. Galbūt tau nereikia daugiau treniruotis. Ir čia ką mes saugom tą talentą ir jį auginam taip, kaip jo kūnas leidžia, kaip jo sąlygos, aplinka ir mes jam leidžiam augti natūraliai. To, ko, pavyzdžiui, galbūt nėra, tarkim, Amerikoje, ne? Paimkim Amerikos politiką, tarkim, pačio to MG, Boletiero akademija, didžiuliai krūviai, didžiulės treniruotės, Florida, teko būti rugpjūčio mėnesį, 40 karščių, nežmoniškai sunku aplamai išgyventi tenais. Tokiu oru, treniruotės 2 kartus, 7 rytą pirmą treniruotę dėl karščių, po to vakare didžiulės treniruotės, fizinis, priežiūra, aišku, jie labai gerą daro, ko kiti nedaro, tai priežiūra. Sportininkai stebi visą laiką profesionalus, turi psichologus, turi fizinę trenerius. Kiekvienas atvažiavęs sportininkas, nesvarbu koks, jisai turi papkę duomenis, ten yra fiksuojami kompiuteriniai schemos, kaip jo savijauta, kaip jisai miega, kaip jisai valgo, tas yra labai gerai irgi prižiūri. Bet iš esmės, ką norėjau pasakyti, ten eina daugiau per fiziką, per didelį krūvį, to, ko galbūt pas Muratoglu mažiau yra. Aišku, tas yra natūraliai, ta prasme, kitaip tu nepadarysi rezultatą, nes moki didžiulius pinigus, tu turi daug žaisti. Palyginus Ispaniją, ne? Ispanija daugiau eina per techniką fizinį. Kodėl? Todėl, kad vėl klimatas yra kitoks. Jie žaidžia lauke, jie savo gali leisti biškį daugiau ant grunto žaisti. Ten reikia daugiau fizikos, daugiau bėgimo, daugiau gynybai. Paimkime, nežinau, Vokietija vėl, man atrodo, Hamburge yra jų nacionalinė akademija. Vokiečiai vėl eina per fiziką. Irgi, ta prasme, tai va, čia yra labai įdomu analizuoti ir stebėti, kad kaip įsiskiria. Ir, pavyzdžiui, italai daugiau kaip ispanai eina, ten Pieti, man atrodo, tai viena garsiausių akademijų yra lygiai tas pats irgi per techniką ir viskas, kas su technika, fizinis ir tik po to eina taktika. Gali bėgti, reiškia, tu gali daug ką padaryti. Ir bet taktiškai... Klausant tave, Šarūnai, pateikiant šitos pavyzdžius, akivaizdu, kad parametrai nesikeičia. Mes vėlgi turim psichologiją, fiziką, tik tada klausimas, kokia yra nacionalinė sistema ir kokia yra nacionalinė filosofija, kurią matyt finansuoja ir formuoja federacija, kuri padeda klubams ir treneriams tą monitoringą vystyti ir talentų identifikaciją, ar ne? Nes iš esmės treneriui pačiam daryti šitą darbą yra pakankamai didelis krūvis, bet kokiu atveju reikia kažkokios sistemos ir netgi atliekant tą darbą treneriui individualiai yra labai sunku turėti išeitinius duomenis. Tai yra palyginti, kur tas 7-8 metų vaikas yra, jeigu imam fizinį testavimą. Todėl mano tokia viltis, kad mes irgi vieną dieną turėsim tą bendrą testavimo kultūrą ir visus vaikus, kurie atėjo į tenisą, mes galim bendrais, baziniais, fiziniais testais pasitikrinti, kur jie yra, palyginus su ta pačia karta, kuri buvo prieš 3 ar 5 metus, ar ne? Nes, kaip tu sakai, tada tai duoda šiek tiek atspirties identifikacijai, ar šitas vaikas potencialus ar ne. Mes sakom, kad jis bus žaidėjas ar nebus žaidėjas, bet tai jau yra atspirties taškas ir tai duoda kitą fokusą kitoms vertybėms. Jeigu mes matom, kad vaikas fiziškai yra tvarkingas, jisai atitinka tuos duomenis, tą duomenų bazę, kuri buvo surinkta per 10 metų, mes tikrai galim tada ramiai fokusuotis į jo techninį, taktinį vystymą ir prižiūrėti fiziką, kad jinai nenukristų žemiau tam tikro lygio. Tai matyt, tai yra neišvengiama tas fizinių duomenų testavimas kaip nacionalinis
talento identifikacijos elementas. Jo, nu, dėl ko mes kalbėjom, aš to visiškai sutinku, kad iš esmės visų akademijų, visų šalių principas yra panašus, gal jie tik tais tam tikrais momentais kitaip žiūri, turi kitą testavimo būdą, nes iš esmės dėl ko? Todėl, kad kontingentas regionas, jis turi atskirus žmonių augimo, ta prasme, ir biologinius dalykus atskirus. Todėl mes, kai kol kas dar neturim tos sistemos, mums yra sunku, tada mes skolinamės ir daromės. Tai aš visiškai su tavim sutinku. Sutinku su to, kad juos reikia testuoti, nesvarbu, vaikas talentingas ar netalentingas, reikia paėmė, pavyzdžiui, 7 metų, 8, 9, tu juos testuoji. Kam reikia testuoti? Testuoti tam, kad atsirastų duomenų bazė ir tu galėtum suprasti. Žiūrėk, jeigu kažkada išaus kažkoks vaikas, tu žiūrėk, jo duomenys buvo tokie. Ir jis jau rodė tokius duomenius. Visas kitas, žiūrėk, atsilieka, ne? Daug kas atsilieka. Tai jau pirmieji tokie apčiuopiami, tai yra tokia mokslinė bazė, kuria turi būti sukurta. Tai, ką daro ir visos šalis. Kanada, Amerika, Vokietija, Italija, Prancūzija, jie turi tą bazę, jie gali lyginti ir jie gali kurti testus, kurie lengviau padės identifikuoti tą talentą, būtent pritaikyti tą testą. Ne tai, kad sakytų, 2 smūgiai iš dešinės ir mes galim pasakyti, ar vaikas talentingas ar ne. Mes kadangi darėm ilgų 10 metų, turėjom Lietuvoje tą projektą su treniruočių stovyklom, kur kvietėm visus vaikus, mes grinai darėm per Prancūzijos modelį ir tas visiškai pasteisina vien dėl to, kad mes visą laiką jau žinojom Lietuvoje, kurie 10-11 metų yra gabiausi ir visą laiką mums tas pasitvirtina, nes tie vaikai gabiausi, jie ir toliau žaisdavo. Tai nebūdavo taip, kad kažkas iššoka atsitiktinai ir praėjo, bet ir dingo kažkur. Man primena, Šarūnai, tą pathway, kur ITF-as visą laiką pateikia dėl reitingo. Reiškia, kur maždaug vaikas kokiame rėmuose reitingė turi būti. Ir aš laiką laikydavau skeptikas, sakydavau, ne, to nereikia, čia netiesa ir taip toliau, kaip galima 14 metį vertinti pagal jo reitingą. Bet matyt, per tos 25 metus treniruojant, tu turi sutikti su ta statistika, kaip sako, stats don't lie, kad visgi tam tikri patternai yra. Ir nieks nesako, kad turi būti 10 ar 11 ar 12, kad make it or break it, bet tu vis tiek tam tikrose rėmose turi lygiai taip pat ir su fiziniais duomenimis matyti. Tu turi būti tam tikrose rėmose, kad tu turėtum potencialą. Ar tu būsi, ar tu nebūsi, nieks nežino. Jo, tai... Bet jeigu tavo testo rezultatai yra žemiau vidurkio arba tau turbūt eis, kaip sakant, kovosi su vėjo malūnais visą likusį gyvenimą. Tų pavyzdžių matyti vienas kitas yra, bet jų yra mažiau negu tų, kurie atėjo pagal tą standartą, ar ne? Visiškai sutinku, todėl, kad mes kaip ir Lietuvoje testuodami jos, mes daug ir neatsirinkdam vaikų. Tai mes nesakom, kad mes viską atsirinkdam, o ne pas mus vien tik gabus. Mes atsirinkdam tai, kurie yra tuose rėmuose, kaip tu sakai, vidurkio. Tai nesako, kad jie labai gabus arba super talentingi, bet iš esmės jie pakliūna į tą vidurkį. Ir jeigu tu čia esi aukščiau vidurkio, reiškia viskas gerai, mes eimam tavį projektą. Bet jeigu pas tavį yra fiziniai duomenys, techniniai, taktiniai yra labai jau riboti, sorry, mes negalime paprasčiausiai to daryti, nes mes iškreipiam sistemą vis. Tai kaip ir čia tu sakai, kad per 20 metų vis tiek, kadangi tos stipriosios šalis, kurios nuolat tai investuoja didžiulius pinigus, turi tyriminę bazę, mokslininkus, kurie daro, skaičiuoja ir suvedinėja tos vidurkius, jie jau gali. Nes man irgi kartais yra pikta, kai pasako, žiūrėk, tavo vaikas turi būti dabar čia ir čia, o tu matai, kad ryškiai atsiliekam ir neturim. Pasakyti, ne, bet jisai dar pauks. Ne, bet jis jau dabar jau turėtų. Jeigu tu nori toliau turėti sėkmę, jis jau dabar turėtų, jau, bent neatsilikti kažkiek. Tai. Tu tuos gali fizinius dalykus, gali patempti. Bet yra technika, kur ne taip paprastai viskas kaip fizika darosi, ne? Taktiniai dalykai, kaip tas vaikas supranta tavo informaciją, kaip jis iš viso mato, ten, kaip tu sakai, charakterio savybės, gebėjimas numatyti kamuolio, judėjimas, gebėjimas greitai keisti kryptį, gebėjimas akių kontaktas su rankos, ne, mostai, viskas tas greitai. Tie dalykai ne taip paprastai viskas darosi. Ir tu jau ne kad atsilieki, bet tu jau esi nebe tuose rėmuose. Tau reikia sunerimti, jeigu tu nori būti top, nes dažniausiai, kaip jis sako, mes norim būti geriausi. Bet jūs jau atsilieka, tu ką jūs dabar ruošitės tam daryti? Ta pati. Jeigu tą patį, tai jau ir nieko nebepadarysit, nes jūs jau atsiliekat. Man įdomu, tu palėtėjai apie kultūrinę ir klimatinę įtaką šitai talentų identifikacijai. Ir čia vėlgi turbūt yra sunkiai paskaičiuojamas, kiek tai įtakoja tą talentų augimą. Bet turbūt, jeigu paimam tokias šalis kaip Amerika ar ne, Ispanija, kur tikrai klimatas yra teigiamas būti lauke, ir žaisti laukia, ir aš čia turiu tokį sentimentą tą mūsų kiemo kultūrai, ar ne? Kai vaikai eidavo, karstydavosi ant medžių, bėgdavo, žaisdavo estafetės, negrįždavo iš kiemo iki 10:30 ir ačiū Dievui, aš buvau tos kartos dalimi. Tai irgi turėdavo didžiulę įtaką mūsų
fizinių parametrų vystymuisi ir tam ėjime kartu su standartu, kur toliau techninis, taktinis mokymasis turbūt palengvėdavo. Taip, mes neturėdami informacijos, bet čia toks vėlgi toks palinkėjimas ir angliškai sakoma wishes, kad kuo daugiau vaikai visgi praleistų laiko aktyviai lauke, ar tai dviračio, ar tai futbolą žaisdami, ar tai krepšį mėtydami, ar tai stadione gaudinių žaisdami, nes man atrodo, tai irgi yra ypatingai neatsiejama dalis, ypatingai jaunam ankstyvam amžiui tarp 6 ir 9 metų, galbūt net ir anksčiau nuo 5 iki 8, kai suformuojamos tos fizinės vertybės, kurios paskui mes sakom, o žiūrėk, jis talentingas. Bet ar tikrai jis talentingas? Man teks vėl pasidalinsiu asmeniniu pavyzdžiu, kai mes atrinkdavom vaikus pagal fizinius testus, dažniausiai sakydavai, šitas vaikas geresnis negu kiti. Tada prieidavai prie tėvų ir sakydavai, gal galit pasakyti, ką jis darė iki šiol? Ir labai dažnas atsakymas, taip, jis lankė lengvą atletiką, taip, jis lankė gimnastiką, taip, jis jau 3 metus po 3 kartus eina Airijoje į regbį, į kitas sporto šakas. Ir tu tada supranti, kad tai visgi tai nėra tik DNR, ar ne? Tai nėra tik tais genai, tai nėra tik tais skaidulas. Tai yra ir didelis kiekis tų minučių praleistų, bėgant, gaudant, metant, karstantis, verčiantis, kuriuos paskui jie atsineša į tos testus ir pagal kuriuos mes sakom, o šitas vaikas talentingas. Tai mano akimis tai irgi yra dažnas tas procentas vaikų, kurie pradėjo fizinę veiklą anksti, tik tai jinai buvo neformali, bet jinai buvo aktyvi. Ir dažnai. Jo, tai aš tą visiškai sutinku, pavyzdžiui, ir aš pats buvau kieminis, kaip sakant, tai ir duodavais tose kiemuose visos sporto šakos būdavo ir tas tikrai pridėjo gebėjimą geriau startuoti, ne? Sporto šakoje, kur vaikas nieko nedaręs, tarkim, nuo kėdės įkeltas ir tas, kuris ištisai aktyviai futbolą kieme žaidžia, viskas visiškai kitokie, judresni. Bet čia esmė, aš galvojau, finiše, kiek tas turi įtakos. Pačioje pradžioje tas turi labai daug įtakos ir aš visiškai su tavim sutinku, tas gebėjimas daug judėti, jisai tikrai padeda, bet pritariu taip pat, kad ankstyvoji vaikystėje propaguoti daug sporto šakų, tas yra labai sveika, nes tai nauja judesių koordinacija, kiekviena sporto šaka ir ta tik tais prideda gyvas pavyzdys mūsų krepšininkas Gedraitis, ne Rokas, bet žaidžia už Žalgirį, tai Dovydas, jisai žaidė tenisą ir jisai žaidė labai tokį specifinį tenisą, nes tėtis jį buvęs atvedė tenisą ir aš prisimenu 12 metų, jis turėjo, visi vargdavo su juo. Jis buvo krapštukas, kaip ir dabar krepšinį, darbininkas, bėga, traukia, meta tą kamuolį, su juo reikėjo dirbti. Tas, kuris negalėjo įmušti, su juo turėjo masę vargų, nes visą laiką kamuolys grįždavo. Bet jis tuo momentu ir žaidė krepšį, jis 2, bet po to jau aišku suprato, kad iš ten daugiau bus naudos negu iš čia. Ir jis pasirinko krepšinį, bet iš esmės va, tas pavyzdys gyvas, ne, matėsi visiškai, kad jis yra visiškai kitoks. Bet ką norėjau pasakyti, pavyzdžiui, apie testus vėl grįžtant, kaip tu sakei, kad testuoji fizinio rengimo testai ir matosi ryškus, ne? Ir vėl iš tos praktikos 10 metų, ką mes testavom, ne? Būdavo taip, kad, pavyzdžiui, fizinė duomenys pas vaiką labai geri, taktiniai šiek tiek, o technikai žemi. Ir jis vis tiek iššauna, nes į fizinį duomenys iškelia į priekį pagal rezultatus susumavus vidurkį, jisai patenka aukščiau negu vidurkį, ne? Bet ką tai reiškia? Kad fiziniai duomenys, aš tau noriu šiek tiek paprieštarauti, kad fiziniai duomenys yra svarbus, jeigu gerai vaikas bėga, gerai orientuojasi, bet jis nesugeba ir nesupranta, kur ir laiku reikia atsidurti ir kur kamuolį numušti, neturėdamas tam technikos, sorry, kad ir koks tu fiziškai geras. Mano teniso trenerio praktikoje buvo daug vaikų fiziškai. Aš juos net pats prašydavau, eikit jūs į lengvą atletiką, jūs ten būsit žvaigždės. Nu, ta prasme, natūraliai žmonės bėga, jiems duota bėg, koja atrodo padeda ant žemės, jinai pati pakyla, natūraliai bėga, fantastika. Nu, bet tenise jisai negali, jis tik jis gali bėgti tiesiai, greitai, greičiausiai iš visų. Bet tenise reikia pakeisti kryptį, 2 metrai. Tu nesutinki su manimi, bet aš šitoje vietoje nesutiksiu su tavimi, žinai, galbūt tas vaikas visą laiką tik bėgiojo, su kamuoliu nežaidė, žinai, ir neatsirado nei erdvės pojūčio, nei kamuolio ritmo pojūčio, nei taimingo pojūčio. Tai čia reikėtų, žinai, pasižiūrėti, ką tas vaikas darė, žinai, galbūt jo genetika gera ir jis daug kieme buvo, dėl to jisai, sakykime, nejaučia to kamuolio ir negali žaisti kamuolio. Galbūt jisai nežaidė žaidimų ir jis nejaučia kito žmogaus nuovargio ar kito žmogaus reakcijų. Čia vėlgi nepamatuojami dalykai, bet mano akimis tai irgi turi įtakos, bet šitoj vietoj turbūt reikia pastebėti, jeigu jau talentų mes kalbam ne apie identifikaciją, o šlifavimą, tai čia yra labai svarbu ir trenerių žinių bazė. Nes aš esu įsitikinęs, kad techninė gera bazė, jeigu yra vaikas fiziškai
koordinuotas, balansuotas, greitas, galima suformuoti gerą bazę. Aš nekalbu apie idealią bazę, nekalbu apie Janiko Sinerio ir turbūt iš vis idealios technikos nėra. Čia kita tema, bet mintis yra ta, kad pagal gerus fizinius duomenis mes turim privalėti kaip treneriai išvystyti tam tikrą efektyvę techniką ir paaiškinti apie judėjimo techniką, apie pozicionavimą, kaip tai padaryti, nes mano akimis technika yra mokomas, Šarūnai, dalykas. Aš nenoriu technikos pridėti visiškai prie talento, man tai technika nėra talentas. Nėra talentas, bet yra kūno koordinacija, gebėjimas savo judesius turi. Sutik padavimą vaiką mokinti iš viršaus nėra taip paprasta, ypač kokių 7 metų. Jis kol įsimes tą kamuolį ten grybaus, bet kitas įsimeta, žiūrėk, paukštis padaro. Tai iš esmės aš nesakau, kad tai yra kertinis, bet mes identifikuojant talentą, kaip ir kolegom, ką mes sakytum, vis tiek technika, jinai turi būti techninė, taktiniai parametrai ir fiziniai parametrai. Ankstyvoje vaikystėje fiziniai parametrai bus ryškiausi, nes tai yra lengviausia jų įdėti, parodyti, koks jis greitas, lėtas. Matos, techniniai ir taktiniai jie eina vėliau. Kaip tu vystais, ar jie gerėja, ar jie blogėja, ar jie tiesiog stovi vietoje neutraliai pusėje. Bet, kad ignoruoti techniką, vargu, nes iš esmės aišku, taktika yra labai svarbu, kaip tu supranti žaidimą, technika yra mano įrankis, kaip aš tą gyvensiu. Bet jeigu aš neturiu įrankių įgyveninti taktikai, o tik tais fiziologiniai duomenys, kad aš esu stiprus, bėgantis, šokantis, tu šokinys aplink tą kamuolį, bet iš esmės tu tokio rezultato, kokio reikia, kokio trenerio reikalauja, arba mačo metu, ko reikia konkrečiai, tu jo neturėsi. Nes aš sakau, kaip iš savo praktikos, aš turėjau gerų žaidėjų, kurie bėgdavo, fiziškai stiprus, bet jie ir nežinodavo, kaip tą padaryti. Galbūt yra mano kompetencijos problema, kad aš nesugebėjau išaiškinti, tai nenurašykim ir ant to iš esmės, bet esmė tai, kad jie susidūrė su to problemu, jiems būdavo iššūkis. Jie galėdavo bėgti, jie galėdavo treniruotis po 3-4 valandas, jie tiesiog buvo apdovanoti iš gamtos, visko, tos sveikatos, tos energijos, jie galėjo viską daryti. Bet kai reikėdavo žaisti, susikoncentruoti, mentališkai, fokusuotis, išgyventi visą, perskanuoti, perfiltruoti, išventiliuoti savo emocijas. Niekaip. Vat įdomu, tu pasakai šitą ir aš turiu praktinį pavyzdį apie tą atvirkštinį, kai fizika turbūt buvo labai silpna ir tas vaikas netgi neturėjo tokių duomenų, kurių tu galėtum sakyti, kad potencialiai, bet mes tuo metu nevertinom psichologijos. Ir aš tą pavyzdį pateiksiu iš savo akademijos Dubline. Žaidėja buvo 10 metų žaidžianti rekreacinį, šitas iš tų retųjų pavyzdžių. Ir iš tų pavyzdžių, kur mūsų akis psichologijai nesuveikė, ar ne? Jinai žaidė rekreaciniam lygiai mergaitė, lygtais viskas tvarkoj, bet vieną vasarą sako, pasimsim kelias techninės treniruotės. Trenerė, kuris suteikė tas treniruotės, buvo mano akimis viena geriausių, kokią man teko matyti. Per kelis mėnesius ta technika atsistojo tam tikrus standartus, mergaitė pradėjo laiminėti. Neišsiplečiant, 17,5 metų jinai buvo paimta į Airijos moterų rinktinę. Jinai ten sugebėjo laimėti 2 setais prieš 700 WTA stovinčią ir už paros su 238 raketė pasaulyje sužaidė 7-5-3. Dėja pralošė, bet ką aš noriu šitą vietą pabrėžti, neįvertinom jos psichologinio potencialo, kuris buvo unikalus. Ką turiu omeny? Pirmiausia, tai koncentracija buvo visą laiką 100%. Kalbam apie pastangas, koncentraciją, nebūdavo treniruotės, kad žmogus dirba 99%. Mačo metu lygiai tas pats. Sugebėjimas būti atspariu po stresu buvo irgi labai labai aukštam lygyje. Ir jinai sugebėdavo atlikti tą patį techninį judesį 99 kartų iš 100. Tai gerai, talentas kur buvo? Psichologija, kurio mes neįvertinom. Gerai. Taip, visiškai sutinku. Tai dabar žiūrėk, tada taip, reziumuojam tą temą. Tu išvardink, reiškia, yra fizika, technika, taktika. Pagal prioritetus tu sudėliok. O psichologijos neduosi man? Gerai, psichologija, imk. Negaila. Bet mes kalbėkim tada apie vaikų tenisą, ne apie pro lygis, pro yra visai kitas, bet kalbėkim nuo... Ant viršutinės lentynos, Šarūnai, dėčiau visgi psichologiją. Labai šalia dėčiau fiziką. Manau, taktika didelė dalimi yra susijus su sugebėjimu žaisti ir norėti žaisti, tai aš čia matau šiek tiek psichologinių elementų, bet taktiką dėčiau ant 3 laiptelio ir tada technika. Bet, sakau, technika ant paskutinio laiptelio, tai nereiškia, kad technika turi būti bet kokia. Jis vis tiek turi atitikti tam tikrus bazinius standartus, kad galėtų
žmogus žaisti, tai čia yra mano sudėliojimas, o tavo? Tai čia mes iškart galim pasakyti, kad visi tie 4 faktoriai yra labai svarbus. Mes juk ne vieną išmetam, tiesiog mūsų subjektyvų. Tai aš galbūt dėčiau pirmą, kadangi mes kalbam apie vaikų tenisą, dėčiau fiziką. Vis tiek tai yra lengviausia pamatyti ir stebėjimai, ir testavimas jų yra lengviausias. Antroje vietoje dėčiau galbūt gebėjimą suprast žaidimą, tai taktiką dėčiau. Vien dėl to, kaip vaikas orientuojasi į žaidimą, į kamuolį. Taip. Tai yra svarbu. Trečioje dėčiau psichologiją. Nors tų testų labai nėra vaikystėje daug, nes tai yra motyvaciniai ir todėl, dėl ko į trečią vietą psichologija, todėl kad žmogus nuolat kintantis yra. Negali pirmą, nes tai kaip šiandien ištestuosi vaiką, galbūt jis darželį gerai įsimiegojęs ir bus nuostabus motyvacija, ne? Sekančią dieną jis gali būti pavargęs, užknisęs, kas nors draugas į kam dėkoja, jis bus labai piktas, ta prasme, jis nenorės nieko daryti. Ir taip svert, kad jisai taip ne. O techniką galbūt įdėjau į galą vien dėl to, kad lengviausiai taisoma. Taip. Iš tų visų kriterijų, tai, ką aš dabar šiandien suvokiu, yra lengviausia. Bet jeigu tu manęs paklaustum apie pro lygį, ne, arba aukštesnį, aš dėliočiau visiškai kitaip. Okay. Bet mes dabar nespekuliuokim to klausimu, tiesiog... Aš čia dar vieną pavyzdį norėčiau pateikti šitoje vietoje. Prieš 15, gal 16 metų teko būti pasauliniai trenerių konferencijai. Ir būtent tuo metu Tennis Canada labai daug akcentavosi į fizinių parametrų identifikaciją ir talento identifikaciją pagal fizinius parametrus. Ir jie jau tada pristatė, kad iki tol jie darė taip ir tada nusprendė pasikliauti trenerio akimi ir analizę tų parametrų, kurie nelabai kiekybiškai išmatuojami. Ir trenerių nuomonė ir stebėjimas stovyklų, mačų tapo lygiai tokių pačių svarbių argumentų, kaip ir fiziniai testai, nes jie suprato, kad vien tik pagal fizinius testus talentų ateina daug, bet lieka nedaug, nes, aišku, jie turėjo ir kitų sportų konkurencijos. Bet įdomu buvo, kad trenerių analitika tapo labai gretima tiems kiekybiškai pamatuojamams parametrams. Tai dabar tu labai gerai pradėjai, matavimai, kiekybiška. Kaip gali iš šių dienų technologijos mums padėti identifikuoti talentą? Pavyzdžiui, tu žinai gal kažkokių? Geras. Aš galiu padėti. Tai vienas tai tas... Jo, tai ta viena sistema, kuri dabar visi perka... Tas pats ir Hohajus gali būti. Analizė, ta prasme, tai, ką daro ITF-as ir Grand Slamuose, pažiūrėkit, kiek kamuolių kritimas, ne, tai identifikuoja būtent žaidimo suvokimą, kaip jis žaidė, kur jis žaidė, kamuolys trumpas, ilgas, tai mums duoda signalą, kas yra galbūt su techniniais dalykais ir taktiniais, kaip jisai supranta. Tai vieni iš tokių elementariausių, ką mes galime tenise, žinoma, jų yra tų mechanizmų daug ten, tarkim, kad ir tie patys fiziniai pratimai, visokie testai, bėgimo, skanuoja, žiūri, kaip tu reaguoji krūpį, tas net yra visokių tų testų, galbūt mes visų ir nevardinsim, bet iš esmės, tai tenise artimiausiai yra, kai yra tos mechanizmai diegiami į pačią aikštelę ir tu gali matyti, kaip tu žaidi, kiek laiko trunka, koks yra atsigavimas, tai tos technologijos, tie patys, man atrodo, laikrodžiai, stebėjimas, savijautos, psichologiniai irgi tie, tavo streso lygis, kaip prijungia, tai šitie, aš manau, kad padeda, kaip tu galvoji. Taip, sutinku, bet čia jau turbūt ateina tam aukštesniam lygyje, pro lygyje, kai mums reikia matuoti. Jo, žinoma, ir aš nežinau, ar aš sakyčiau, kad tai yra talento kažkokie tai parametrai, tai jau daugiau eina stipriųjų, silpnųjų ir performanso savybių analizė. Mes tik tais kalbam, kaip padėtų mums jos. Stengiantis tą talentą nušlifuoti. Čia vėlgi turbūt jau kalbam apie netalento identifikaciją, o apie talento šlifavimą ir aš manau, kad tai yra privaloma, nes dabar su technologijom stebint miego kokybę, miego trukmę, miego zonas, pulsą miego metu, širdies pulsą treniruočių metu, nustatant žaidėjo širdies susitraukimo dažnių zonas, kuriuose zonose reikia treniruotis. Tai yra įrankiai, kurie tikrai palengvina darbą ir aš labai tikiuosi, gal vieną dieną mes turėsim ištvermės sportų specialistą, kuris galės pasidalinti labai detaliais patarimais, kaip tą galima daryti ir kaip jie tai daro, bet faktai čia privaloma. Man atrodo, viskas, kas yra prieinama, mes turim išsirinkti tos metodus, kurie mums tinkami pagal žaidėjų amžių ir juos naudoti, nes jie duoda labai daug informacijos, kaip tą talentą šlifuoti, nes mes kalbame apie, mes identifikavom talentą ir jį dabar su juo keliaujam per jo karjerą ir mums jį reikia po truputį šlifuoti ir tie įrankiai keičiasi. Tačiau turbūt įrankis priklauso nuo poreikių ir tikslų. Aš visiškai sutinku su tavim, tai
Iš esmės nėra kažkokio mechanizmo stebuklinga, kad žinot, kai paėmė vaiką, įdėjau į aparatą ir praskanavo, viskas aišku, su juo žais, nežais. Ne, iš esmės tai, ką mes norėjom pasakyti, kad šiuolaikinės technologijos jos prisideda būtent, kaip tu ir minėjai, prie stebėjimo ir pagalba dar geriau suprasti, apčiuopti ir suprasti vaiko kūną, kad ta miego kokybė, kas aktualiausia, kai šiandien mūsų vaikai visi naktinėje su telefonais. Taip. Ir kai jis atsikelia 3-4 valandas miegosi, jam reikia žaisti varžybas ir jisai negali trenėti, aš nieko nepataikau, technika bloga, taktika nieko, tai jis ne technika, ne taktika, ne fizika. Iš esmės jis jam koncentracijos nėra, jis nemiegojęs. Ir atvirkščiai, Šarūnai. Centrinė nervų sistema nedirba panašiai. Ir atvirkščiai, Šarūnai, turbūt didelė tema yra talentų pervargime ar perdegime, ar ne? Yra ir ta tema. Bet čia mes vėliau prieisim. Ok, palieku tau. Moderuot toliau. Jo, tai mes apkalbėjom fizinius duomenius, taktinius, techninius, kad yra testai, yra testuojami, ypač vaikų, aišku, profai jau nebetestuojami, tam lygiai ten yra subtilybės tokias, bet mes nepalėtėm vieno tokio, galbūt va tą, ką mes akcentuojame ir kad visi akcentuoja psichologiniai. Kokie psichologiniai parametrai mums leidžia identifikuoti, kad va tas žaidėjas, kaip aš tau davau pirmą situaciją, ateini 7 metų, nu ir kokiais, kad ir galis būti 9 metų, va, nuimam techniką, nuimam fizinį, žiūrim į asmenybę, ne? Ką mes ten turim pamatyti tokio, kad sakytume, o... Tu, Šarūnai, esi girdėjęs apie Zefyro arba angliškai marshmallow testą. Tiems, kas turbūt daugumą yra girdėję. Geras testas, pažiūrėkit YouTube. Bet tie, kas negirdėjo, trumpai pristatysiu šitą testą. Tarp 3 ir 6 metų vaikams yra duodamas Zefyras ant stalo specialisto ir specialistas sako, vaikė, jeigu tu išlauksi tol, kol aš grįšiu, tu gausi antrą, bet tu gali valgyti jį. Ir specialistas arba psichologas išeina iš kambario, dažniausiai grįžta po 10-15 minučių ir žiūri, ar vaikas tą vieną suvalgė ir jam neužteko, ir jis paskubėjo, ar jis iškentėjo, išlaukė to antro Zefyro. Ir įdomiausia yra tai, kad tas testas buvo vykdomas N metų, jeigu nemeluosiu, man atrodo, 15 mažiausiai metų. Ir tie duomenys vėliau buvo koreliuojami su tų vaikų, nu jau tuo metu suaugusių, pasiekimai skirtingose sferose. Ir įdomiausia yra tai, kad tie vaikai, kurie iškentėdavo, išlaukdavo, pasiekdavo daugiau negu tie, kurie suvalgydavo tą Zefyrą iki specialistų grįžtant. Tai mes einam į pačią bazę psichologijos tyrimą, testavimą ir va tau prašau testas, kuris įrodo, kad kančia, palaukimas, kantrybė, ko turbūt čia laikiniai visuomeniai vis mažėja ir mažėja, yra viena tokių svarbių vertybių. Ja, visiškai sutinku. Talentų identifikacijai. Kokios tavo mintis? Ne, nu tas Zefyro testas vaikui yra žiaurus iš esmės, nes tau kai padeda saldumyną, ir tu žiūri į jį, tau reikia išbūti 10 minučių nevalgius ir ten labai rodo, pasižiūrėkit būtinai, rodo vaikų reakcijas, kaip jie kovoja su savyje, bando, jie čiupinėja, uostinėja, kiti iškart čiumpa. Ta prasme, tai aš visiškai sutinku ir tas testas labai laiku ir vietoj paminėtas, nes iš tikrųjų po to buvo tyrimo duomenys, kad tie buvo sėkmingesni būtent iš kurio. Bet aš, kaip ir minėjau pradžioje, aš laikausi galbūt savo, kad psichologija vėl tas noras per motivaciją, nes mes kadangi kalbam ne aplamai, kokie, ne, vaikai, tai kaip juos tirti ir identifikuoti, bet esmė mūsų tenise, tai ta motivacija, tas noras ir gebėjimas, žaistos akių degimas, aš į tai atkreipčiau dėmesį. Bet tu čia kalbėjai apie kokybinį, sakykime, stebėsenos testavimą ar kažkokio tai kiekybinį parametrai, testai, kurie yra. Kiekybiniai testai, kaip čia rašo literatūrai, nuo 4 iki 12 metų galima atlikti kiekybiniai, bet jie nėra tokie labai koreliaciniai, kurias tikrai gali pasakyti, o, yra arba nėra, ne? Okay. Nuo 4 iki 6 jie gali būti atliekami, bet po to, pavyzdžiui, nuo 7 iki 10 jau yra atliekami asmenybės testai, ne? Okay. Tai va ten tu gali jau pradėti daugiau apčiuopti, nes jis jau tampa asmenybė vaikas, jis jau daugiau sugeba savį išreikšti, jis jau žino, ko nori, jis žino, ko supranta. Pasakyti taip arba taip sunku ir pasakyti vieną, dabar tų testų yra begalė, aš ten buvau prisirašęs, bet yra jų daug ir viskas eina per motivaciją, asmenybę, kognityvinius, visi tie. Ir jų testai turėtų būti ne tai, kad, žinot, įsitraukiu iš YouTube arba iš Google pašėrinau ir kažkokį, bet jie turėtų būti standartizuoti, patvirtinti tą, ką daro mokyklose. Konkrečiai testų tokių dabar neįvardinsiu, kas ten yra konkrečiai atliekama, bet jie gali, bet vėl, kai asmenybė yra besiformuojanti, ne, tas pats, kas ir mes apie fizinius dalykus iki brendimo yra labai slidu apčiuopti.
Bet, kaip ir tu sakai, va, tas pirmas žvilgsnis, tas gebėjimas, matymas, va, nes iš esmės pirmi testai psichologiniai, kuriuos mes, tarkim, bandom atlikti su vaiku, tai yra stebėjimas, per stebėjimą. Taip. Ne per kažkokį duot lapą ir užpildyti šiandien žalią ar raudoną, tai čia tokie nuotaikos, momentiniai tokius mes galim atlikti, bet iš esmės treneris daro per stebėjimą, per numatymą. Kaip jisai supranta, tai ir generuoja galvo, tai yra kitas klausimas, bet iš esmės, ką noriu pasakyti, kad nepultumėt mes į aikštę neštis lapus, ten pildinės vaikai kiti rašyti nemoka, bet yra dėmesio koncentracijos testai, tuos mes galime atlikti, bet vėl tai yra momentiniai, nes sakau, vaikas jisai labai yra įtakojamas aplinkos ir jis yra toksai visas gyvas, šviežias čia ir dabar jisai gyvena. Ko mes negyvenam kaip suaugę, bet vaikas gyvena čia ir dabar. Ir tas psichologiniai testai jį labai įtakoja nuo taikos. Bet peršasi išvada, kad norint auginti, aš vadinu, sisteminių produktų, tai yra pastoviai turėti žaidėjų aukštame lygyje, nekalbu apie top 200 ATP, bet kalbam ATP, kad ir 1000 ir ITF jaunių ir tenis Europe aukštai. Šalia talentų identifikacijos testavimo turi eiti ir gera trenerių edukacija, nes jeigu neturėsim pakankamai tų akių stebėti, analizuoti, dalintis informaciją, ties, sakykime, kiekybiniai ar kokie jie bebūtų testai, jie netolėjais. Ar taip? Labai geras buvo posakis aktoriaus Masalskio. Sako, kas yra tau talentas? Nes jis aktorius atrinkinėja, ne? Žiūri, taip. Sako, ateina labai daug talentingų. Sako, talentas yra kaip peilis. Tu gali, sako, duonos reikia atpjauti ir paduoti kažkam, bet kartu gali savį sunaikinti. Tai ką tu paminėjai apie trenerius, tai va ta akis, jinai turi būti išdirbta, o jinai išdirbama tik per praktiką, per varžybų skaičių, per nuolatinį darbą su vaikais. Tu negali nedirbant su vaikais arba dirbant tik su suaugusiais, kurie treniruoja savo malonumui, atrasti ir suprasti, ko ten reikia. Tai nuolatinis domėjimas. Šiai dienai yra liūdna tiesa, ką mes ir prieš tai kalbėjom, kad 90, gal 95% treneriai sunaikina talentus, bet juos neatranda. Ir gerbėmėjai, meskim į savo akmenį daržą ir tai yra visiška teisybė, todėl dėl ko mes juos sunaikinam? Dėl savo negebėjimo ir nekompetencijos. Bet čia yra kita tema, nesinori gilintis, bet faktas yra taip, kad atrasti tą talentą, pamatyti, kad jisai turi tokias savybės, kad jisai ateityje numatyti, kad jisai tom savybėmis jisai gali žaisti, tai yra menas. Tai yra menas. O ką mes darom dažniausiai? Mes dažniausiai visus vaikus žiūrim kaip eilinius, kaip į gamyklą eina urmų. 10 vaikų atėjo, 10 išėjo, 10 eina. Čia tas šiandien piktas, tam kojas skaudai, tas tinginys, tas gali bėgti, bet tinginys mes jį nurašom. Mes tos talentus pačius ir užmušam. Sutinku, tai, kad pakeistą procentą mes turėtume ir patys, kaip tu sakai, per edukaciją, per galbūt sąjungos, valstybinio masto, švietimo sistemos visos, kaip reikia atrasti, kaip treneris turi šviestis, koks treneris turi būti, bet čia sakau atskirą temą ir filosofiją, kurios dabar galbūt nelieskim, bet iš esmės taip ir yra. Jeigu mes neturėsim tos akies, pas mums gali atvesti 20 Gaubal kaip treneris, kaip Edo, kaip 20 vaikų ir mes sakysim, tie yra eiliniai vaikai. Bet čia dar ir sistemos, matyti, yra poreikis, taip. Nes jeigu kalbame apie talentų identifikaciją, tarkim, turime trenerį mažam miestelėje, kur tas talentas išsiskiria iš kitų, kaip tu sakai, greičiausiai, jeigu mes neturim sistemos, tai yra progresijos, kad tas vaikas gali pervažiuoti į kažkokį regioninį centrą, nacionalinį centrą, gauti paramą ir taip toliau, tas talentas nebūtinai dėl trenerio kalties jis gali numirti, bet dėl to nėra kaip tą talentą išleisti į pasaulį. Tai šito vietoje matyti vėlgi, tam, kad tos talentus mes šlifuotumėm, reikia ir trenerio akies, ir sistemos, ir finansinės paramos, ir sugebėjimo tos talentus pritraukti ir identifikuoti. Tai čia yra turbūt kompleksinis reikalas, kaip mes tos talentus nuvedam į viršų. Čia nėra tai, kad klubo trenerio kompetencija, pradžiai taip, nes jisai gimsta mūsų klube, bet iš esmės turi būti aplamai bendra sistema, tai ką daro didžios šalis, kai jos turi didžiulį finansavimą, nepamirškim, taip, jie turi ir gali skirti nacionalinį trenerį, gali skirti nacionalinį centrą, gali skirti net vaikų stipendiją, va, kaip tu sakai. Jeigu jis yra kažkokiam provincijoje, ne, okei, mes tau sumokam, pervažiuok į regioną. Regionas siunčia į nacionalinį centrą. Visur yra schemas, visur yra tai apmokama ir nei apkraunami regionai kažkokiais papildomais kaštais, centrai neapkraunami, dabar iš čia. Aš duosiu mums iššūkį, Šarūnai, jeigu galima klausant šitą, pasidaryti tyrimą ir pasidalinti šitų sistemų
pavyzdžiais, nes čia labai įdomi tema, jeigu kalbant apie, sakykime, olandų sistemą, ispanų sistemą, belgų sistemą, prancūzų sistemą, britų sistemą, ar ne, kaip jie modeliavo tos talentų atrankas ir nukreipimą per talentų, reiškia, kreivę. Tai būtų, man atrodo, labai įdomi tema. Tai čia mano iškart komentaras į ateitį. Prizui laimėti. Juokas juokais. Jeigu galima, aš tada paskutinį klausimą tau. Darbas, kaip sako angliškai, hard work versus talent. Procentaliai. End result'e, taip sakant, kai jau ateinam prie žaidėjo tokio geros bazės, gerų rezultatų. Procentaliai, kaip tau atrodo įtaka bendram rezultatui? Juodas darbas versus talent. Juodas darbas vis tiek jis yra pirmoje vietoje, todėl kad aš žinau, kiek reikia pastangų šlifuoti tos schemas, taktinės schemas, fizinio rengimo, kad tu būtum šviežias, kiek reikia technikos įgūdžių atidirbinėti, pajutimo kamulio. Be darbo tu to nepadarysi. Tu esi talentingas, taip, tau reikia galbūt mažiau laiko pagauti tos tipsus, ne? Kitam gal reikia daugiau laiko užimti. Tu gali, nes kas yra talentas, tai gebėjimas, kai tu gali viską greičiau, kai tu supranti, tavo kūnas leidžia, tau viskas sekasi lengviau, bet tai neatleidžia nuo darbo, ta prasme. Tai viskas, aš tai esu už darbą, nes teko būti ir stažuotis ir Boletierių akademiją ir mačiau visus profus, kaip dirba. Ir visi ten talentingi, visi šimtuką žaidėjai, be talento, be gebėjimų šimtuką tu neįlipsi, bet ir be sunkaus darbo. Aš galiu pasakyti paprastą pavyzdį savo auklėtinę Iveta Dabkutė. Jinai nebuvo kažkokia super taip, bet jinai viską tik per darbą. Tai, ką jinai pasiekė jauniuose rezultatas, buvo juodas, sunkus darbas ir aišku, jos nežmoniškas atsidavimas, kaip ir tu sakai. Tai čia tu turbūt pritarsi tam angliškam posakiui, kad hard work beats talent when talent doesn't work hard. Taip, visiškai sutinku, nes, ir visur, ir žiūrėkit, tie visi coacheriai, ir žvaigždės net, ir muzikos, pasako, talentas yra liuks, viskas yra gerai, bet tai yra maksimum 5%. Toliau viskas darbas, gebėjimas, nepasidavimas ir viskas. Tai galbūt net galim užvesti ant kitos greitai tokio klausimo, tai talentų ugdymo rizikos ir iššūkiai. Kokie šiai dienai ugdant talentą, kokias mes susidurėm su didžiausiais iššūkiais ir kokios yra rizikos? Mano akimis tai pirmiausia sistemos nebuvimas. Mes visgi turim turėti sistemas, standartus, protokolus, pagal ką mes įvertinam tą talentą. Mes turim turėti komandas ir toliau yra sistema tos talentus pritraukti į esamą infrastruktūrą ir suteikti jiems galimybės tobulėti. Toliau mes kalbam apie trenerių edukaciją, kurios nebuvimas irgi turbūt yra sekantis filtras, kuris sustabdo talentus. Paramos nebuvimas, turbūt dar viršesnis filtras, kuris sustabdo talentų progresavimą pagal jų potencialo kreivę, ar ne? Ir paskui jau tada prasideda asmeninės, matyti, rizikos charakteris, šeimos aplinkybės ir taip toliau. Bet čia mano būtų tokie 4 filtrai, kurie turbūt yra, sakykime, iššūkiai tokiai mažai valstybei ir tokiai mažai teniso bendruomeniai, kalbant apie sportininkų rengimą Lietuvoje. Aš apie Lietuvą. Apie Lietuvą. O tu gal globaliai pažiūrėsi? Globaliai rizika, tai ką tu pasakėjai, viskas čia kaip ir aišku, nes viskas prasideda visų pirma tam, kad supras, kad jis yra talentas, visų pirma viskas įvyksta labai mažoje erdvėje. Tai yra tam kažkokiam vietiniam klube, regione, vienoje aikštelėje, kaime kažkur tai vyksta, treneris identifikuoja, visi matom, kas vyksta toliau. Toliau tai aišku, kaip ir tu prieš tai mes aptarėme, tai negebėjimas sukomunikuoti ir aiškiai supras, ko mes norim iš to vaiko. Nes kas gali būti talentingas vaikas, bet gali tėvai sakyti, man yra buvę karjeroje, kad atvedė labai gabų žmogų, bet tėvai sako, mes nieko nenorim. Mes tik norim, kad jisai tiesiog kūno kultūrų užsimtų, o vaikas be proto gabus. Ir viskas. Ir mano rankos surištos, aš ten galiu stengtis dirbti, nemokamai vežti visur daryti, bet jeigu ten iš šeimos yra stabdis, prieš šeimą tu niekada nepakovosi, joks treneris nepakovos. Gali pasakyti savo nuomonę, bet šeimoje bus priimtas sprendimas. Tai va tas, kaip ir tu sakai, kad visų pirma, iššūkis. Turint talentą, visų pirma, tu turi suvokti aiškią viziją, ko tu nori. Tikslai, toliau tu sudėlioji įrankius. Reiškia, mano kompetencija kaip trenerio, turnyrai, pati schema, stovyklos, varžybos
tada, kaip ir tu sakai, finansavimas. Ar aš galiu iš savo resursų, klubas gali iš savo resursų, ar kokių man finansų reikia, kas man gali padėti, ar man gali duoti stipendiją kažkoks, gali paremti kažkoks mėgėjas, entuziastas, gali duoti miestas, gali duoti klubas, gali duoti pati federacija, gali duoti tarptautiniai, kur Tennis Europe irgi taip pat finansuoja tos sportininkus. Ir toliau jau eina visas darbo mechanizmas. Jau trenerio kompetencija, kaip tu sudėliosi tą procesą, nes kai tu turi tą viską, turi teigiamą požiūrį, turi finansavimą, turi pritarimą, turi aiškę viziją ir norą, tada tu gali. Tai va didžiausiai iššūkiai tai ir yra tie, kad provincijose nėra pakankamo galbūt finansavimo, nes tėvai sunku, nes šiai dienai užauginti profesionalų tenisininką tėvams nuo nulio yra beproto sunku, beprotiški kaštai, tai čia susiduria. Antras dalykas, tai mūsų, tarkim, jeigu vėl žiūrint į Lietuvą, mes esam labai maži, mes neturim tiek daug tų žaidėjų, kad mes galėtume kooperuoti, kad ir tą patį centrą sukurti iš esmės. Gerai, mes galim sukurti centrą, sakys, ateis, duodam jums pinigų, duodam tam, kas tas centre dirbs visų pirma, koks treneris ir iš kur mes imsim tos vaikus. Mes tada imsim nebe talentingus galbūt, bet imsim tam, kad kažkas vyktų, paimsim bet kokius, plus minus top 5 reitingą ir sakysim, kad jie gabus. Ar tai atitiks tą talentų mokyklą? Klausimas. Bet kad mes jiems padėsim faktas, bet tada mes vėl, tada mes nebe apie talentus kalbam, o apie tiesiog geriausių žaidėjų jiems pagalbą. Ir didžiausi iššūkiai, kad mūsų pačios Lietuvos, kad mes ir neturim tų specialistų, iš esmės būkim bėdini, bet teisingi. Mes neturim daug vienodų žaidėjų, atsiverskim reitingus ir pamatykim, kiek žaidžia, ne žaidėjų. Mes neturim galbūt tos tokios mokslinės bazės, ne, ką turi didžiosios šalis, federacijos, kurios skiria didžiulius pinigus. Mes tiesiog neturim tokių resursų. Kad sukurt mokslinę bazę, visų pirma, tai yra labai svarbu. Šalia mokslinės bazės turbūt medicininė bazė, kuri prižiūrėtų, stebėtų ir žinotų tyrimus, galėtų teikti pavyzdžius, rekomendacijas tėvams, treneriams, klubams, visiems. Ir po to, aišku, mes neturim galbūt aiškaus tokio finansinio modelio. Šiai dienai mes jį kaip ir turim, nes mūsų geriausių šalies kaip ir gauna paramą, viskas ok, bet gauna paramą tada, kada jie jau pasiekė, ne? Jau jie parodė save, prezentavo, jie tapo įdomus ir mes jiems duodam, kad žaistų už rinktinės ir tai yra labai gerai. Ir ačiū Dievui, kad mes dar turim net tokią paramą, nes iš esmės, jeigu Lietuvos teniso sąjunga šią dieną neremtų jų, tai vėl nežino, kas iš viso būtų. Ta prasme, mes galbūt jų net neprisišauktume į rinktinės, galbūt jie ir net nežaistų arba žaistų. Bet mūsų noras yra daugiau tokių žaidėjų. Jo, daugiau žaidėjų. Tai bazės apačioje. Jo, mūsų apačioje. Mes šiai dienai jos neturime, kaip ir bandėm tą projektą daryti per stovyklas, kaip ir viskas, kaip ir gerai pasteisina, tiesiog galbūt nebuvo gero ryšio iš klubų, nes dažniausiai kaip paskutiniu metu dėl ko jis ir nutrūko, nes tai buvo, tai mes gerai, mes atiduodam tą vaiką savaitgaliu, jūs ten darykit, ką jūs norite. Nei treneris, nei klubas, nei pati organizacija nesidomė. Par tėvai. Tėvai irgi daug ko nežino, nes treneris nieko neinformuoja. Ir toks gaunas užburtas ratas, kad tai tapo tik tais federacijos reikalas. O ką jūs ten darot, tai jūs labai gerai darot. Šaunuoliai. Labai gerai, kad mums gali tas vaikas savaitgalį atvažiuoti pasižaisti iš kitų regionų. Viskas yra gerai. Bet kokia išliekamoji vertė to, ką jis vaikas gauna tenais, ką jis parsineša iš tos stovyklos klube ir koks yra tęstinumas. Ir va to nebuvo. Ir mes supratom, kad jisai toksai gaunas, tai yra mūsų pačių entuziastų reikalas, pačių įkvėpėm, padarėm. O kas toliau? Kodėl jūs nesijungėt ir nepadedat mums? Kodėl treneriai nevažiuoja į stovyklas ir nebendradarbiauja su mumis? Ir čia toks mes atsitrenkėm į tokią sieną ir bandėm ir keisti, ir edukuoti trenerius, ir švies, bet vis tiek negavom to grįžtamą ryšį, nes šiai dienai būkim vieni, bet teisingai komercija, jinai nugalėjo viską. Taip, bet čia yra ir valstybės sporto politika, kuri turi didelę įtaką tai pačiai infrastruktūros plėtrai ir tam pačiam vaikų pritraukimui į bazės, ar ne, tai šitoje vietoje nesiplėsim, bet manau, kad tai turi didelį įtaką. Nebuvimas infrastruktūros žiemą žaisti tenisą yra labai sudėtinga Lietuvoje. Jeigu tu esi provincijoje, tikrai beveik neįmanoma, automatiškai mes daug talentų prarandam. Tai čia turbūt infrastruktūrą aš prižiūrėčiau prie dar vienos rizikos, nors tai nėra tiesioginė talentų identifikavimo rizika, bet tai yra ta rizika, kuri neleidžia mums pritraukti didelio kiekio vaikų, kuriuo tada mes galim taikyti talentų identifikacijos programas. Iš esmės kaip ir sutinku su to, nes galbūt ir neturim to modelio, bet mums galbūt reikėtų galvoti apie patį modelį ir priemonės, kad mes galbūt ir kaip ir galim turėti pasitvirtinti, ne, priemonės. Kaip mes, pavyzdžiui, mes turim talentą ir
provincijoje atvažiuoju, sakai, ar jūs galite man pasakyti, ar aš esu gabus vaikas ar ne? Kur man kreiptis? Mes kur dažniausiai kreipiamės? Kreipiamės į trenerį, pasiskambinam, kažkur atvažiuok, pažiūrėsim, tarambaram. Ta akis vėl, kaip tu sakai, gali būti subjektyvi, gali nesubūti subjektyvi, bet galbūt mums reikėtų vis tiek vis dėlto turėti kažkokią popierinę programą, priemonę, kuri turėtų būti prieinama kiekvienam Lietuvos žaidėjui. Nori įsitestuoti, ar nori pasitikrinti, prašau, mes turim, gal ten už tam tikrą mokestį, atvažiuok, mes tai pratestuosim, pasižiūrėsi, parsivešk rezultatus, sulyginsim su kažkokiu, tarkim, vidutinio lygio žaidėju, su galbūt pradedančiojo arba su top. Ir tu žiūrėkis, kur tu esi tokia kaip liniuotė. Nes iš esmės čia galbūt nereikalauja tiek didelių kaštų, kaip sukurti visą sistemą, visą organizaciją su treneriais, su žmonėms, su metodikom, su mokslininkais, kur, daug žmonių. Bet tiesiog turėti pačią sistemą, galbūt jie yra, gal jinai parduodama, aš tikiu, kad jos yra pardavinėjimas kažkur nusipirkti. Yra sistemos sukurtos ir sudėtingesnės, ir paprastesnės. Čia matyti yra tik tais noro klausimas, yra finansinių galimybių klausimas, bet čia turbūt toks palinkėjimas ir mums patiems būti to dalimi virsmo, ar ne? Taip, ir aš galvoju, kad, sakau, va šitas tas prieinamumas, galbūt mes ir negalim šiandien sukurti, nes mūsų rinka yra per daug maža, bet mes galim turėti priemonės, kaip mes tą padarysim, jeigu reikės. Arba mes turėti tą tokį, kaip sakant, popierinį variantą, jeigu esant galimybės, mes visą laiką galim pratestuoti. Ir tas yra labai gerai. Išsėmėm temą. Nežinau, mes galim dar pasakyti keletą pavyzdžių sėkmingų, kurie, atsimenė, mes kalbėjom kažkiek, kiek turi įtakos tėvai, ta prasme, tam reikalui, talentų identifikavimui ir pagalbai. Mes, aišku, nenorim grįžti į praeitą temą tėvų ir trikampio trenerio, bet iš esmės, ką rodo mūsų talentingų žaidėjų pavyzdžiai, kaip, tarkim, paimkim Zverevą, kai tėtis šalia, Cicipas šalia, Williams pavyzdys puikus, Nadalio, kiek vis dėlto duoda ir kaip šalia to ugdymo yra tėvai, net ir paimkim mūsų žvaigždės lietuviškas Vilius Gaubas, Edas, Butvilas, kai tėveliai yra visą laiką šalia ir kiek tai duoda ir kaip tai padeda. Iš tikrųjų, galbūt čia būtų įdomu pasisodinti žaidėjai ir pasišnekėti, kiek tai yra svarbu jų ir įtakai, bet iš esmės galim nepamiršti, kad vis tiek tai yra didžiulis įrankis talento vystymusi, nes mes kalbam apie identifikavimą, bet vystymusi ir buvimui šalia, kai tėveliai, šeimos nariai visi tiki tave. Va, kur esmė. Tas tikėjimas, teisingai sakai, tas tikėjimas maksimizuoja to talento potencialą, nes tėvai aklai tiki ir jie matyt bando išspausti, kaip ir kiekvienas tėvas tenksis bandyti išspausti iš savo vaiko viską, ką gali, gerąja prasme. Ir matyt, tai padeda tiem žaidėjams akceleruoti, matyt, tas yra neatsiejama dalis. Ir ką aš visą laiką su tokiais tėvais, kurių žaidėjai žaidžia ir užsienio žaidėjais esu kalbėjęsi, tai visų pirma, sako, mes darom tai dėl to, nes jisai labai nori. Tai vėl tas kertinis, nes tas ne tai, kad tėvai sugalvoja, dabar tai yra bus mūsų projektas, mes pinigus ir mes darysim, nors jisai ten jau prieštarauja, ne. Visi tėvai sako, kol jisai taip nori, kol jis taip dega, mes jam padėsim arba atrasim būdų, kaip jam tai padėti. Įdomi. Bet jeigu būtų sakytų, jeigu mes ar antrą kartą lystum į tą pačią upę, būdavo visą laiką pauzė. Nes žinot, tą kelią sunkumą, bet iš esmės pirmas tėvų, nes tėvai turi suprasti, kodėl mes turime tave investuoti, nes jie mato namuose, kas vyksta, net ten vaikai dažniausiai mušinėja išprotėtą kamuolį, su kamuoliu miega, nesiskiria. Ir jeigu tu matai, tu supranti, kad verta tai bandyti. Ir jeigu jam dar tai sekasi, tu matai kažkokius rezultatus, tai kodėl nepabandžius? Tai visi tėvai sakydavo, nežmoniškas noras. Kol jisai nori, tol mes jam padėsim. Ir aš turiu puikią istoriją. Grįžta vaikas liūdnas iš mokyklos su rašteliu rankoje. Jis paduoda mamai, mama man liepia paduoti tau raštelį. Atsiverčia mama tą raštelį, skaita ir verkia. Jinai verkia tiesiog skaitydama. Vaikas stovi šaliai, nesupranta, kas vyksta. Mama, ką čia rašo? Supranti, čia rašo, kad tu esi ant tiek gabus, kad jokie mokytojai tau nebegali padėti. Ir mums rekomenduoja pakeisti mokyklą. Praeina daug metų. Ir tas vaikas užauga ir jis atranda laišką tą paliepėje. O ten parašyta. Jūsų vaikas yra ant tiek bukas, ant tiek kvailas, sociopatas, mes negalim jo, nes jis netinkamas mokykloje. Tučto jau jūs turit pasimti vaiką iš mokyklos ir surasti jam kitą mokyklą. Ir spėkit, kas tas vaikas buvo. Tomas Edisonas. Opa, matai? Ką aš noriu pasakyti, kad
moralė šito pasakojimo, kad mamos meilė ir tikėjimas savo vaikų padarė viską. Ir mokyklos blogas talentų identifikacija. Būtent. Nepilnavertė identifikacija. Nepilnavertė. Tai vat, gerbėmieji, pabaigai mes ir norėtume tom pabaigti. Vertindami talentą, būkit labai atsargus, nes nurašydami jūs galite užgesinti pačią didžiausią mūsų Lietuvos, galbūt ateities žvaigždę istorijoje, galbūt net viso teniso istorijoje. Būkit labai atsargus. O šito pasakojimu aš noriu pasakyti, kad kiekvienas vaikas yra talentingas, o mūsų gebėjimas jį atrasti ir išlukštenti. Ir užauginti. Ačiū Šarūnai. Ypatingai įdomu buvo diskutuoti su tavimi ir sužinojau daug labai naujo. Taip kad ačiū tau. Ačiū mūsų žiūrėjusiam, tai mes vėl norim priminti, kad mūsų sektumėt YouTube'ės kanale, žiūrėtumėt, laikintumėt, nes mums tai yra labai svarbu. Taip pat, kas galite ir norite, prisidėkite Contribui platformoje, stebėkite ir nepamirškite, kad mes visą laiką dovanojame jums puikius prizus mūsų rėmėjų. Norim padėkoti Tennis Space už paramą, už pagalbą, kad mes galime čia, Kaune, filmuoti ir pasakyti jums, nešti jums žinią, informaciją apie tenisą. Taip pat siūlykit klausimus, teikit, nes mes visą laiką atsižvelgsime jumis, kalbėsime tai, kas jums aktualu, nes viską tai, ką jūs pasakot, mums yra labai svarbu. Komentuokit, kritikuokit, mes nebijome, mes esame atviri jums ir visas projektas yra tik tais dėl jūsų, kad čia ir dabar mes galėtume jums teikti pačias subjektyviausias, dalintis patirtim, naujojomis ir inovacijomis. Ačiū, kad esat su mumis ir iki sekančių pasimatymų čia pas mus The Coach podcast'e. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki. Iki.